šitie visi bandymai draskytis yra mano galva savotiškai nusikalstami, jeigu kažkam kyla iniciatyvos ir noras prie to prisidėti, einat pas tą patį nemylimą jūsų Šimaitį, sakot, kuo galim prisidėti ir parašai renkami turi būti vienoj vietoj, o ne per 2-3, jokių būdų, jokios skaldymuose. Viskas turi dirbti vienam bendram tikslui. Sveiki užsukę į Triušio urvą. Šiandien laidoje dar kartą svečiavosi Romas Kaulinis, žmogus gerai pažįstantis Lietuvos politinius užkulisius ir visuomenės judėjimus. Kalbėjome apie mūsų šalies pilietinės visuomenės būklę bei daugiatūkstantinį mitingą katedros aikštėje, kur žmonės rinkosi protestuoti prieš nekilnojamo turto mokesčius. Aptarėme, kas iš tiesų stovi už tokių iniciatyvų, nuo nuoširdžių organizatorių iki prisiplakelių, kurie siekia išnaudoti svetimą darbą savo naudai. Diskutavome, kodėl taip vadinama opozicija nesugeba pasiekti reikšmingų rezultatų politinėje kovoje ir kas trukdo realiai keisti situaciją šalyje. Studijoje Romas Kaulinis. Romai, sveikas sugrįžęs į Triušio urvą. Sveikas Triušio urvo savininkė. Ar buvai mitingė? O kas nebuvo? Filmavai kaip visada? Savo atminčiai, nes bet kuriuo atveju tai yra svarbu pasižiūrėti, kaip eilinį kartą žmonės bando atsibūsti. Bent jau tuo klausimu, kuris absoliučiai visus liečia. Ir tuos, kurie turi būstą, ir tuos, kurie neturi. Jokio skirtumo. Absoliučiai aktualus klausimas. Ir kada atėjo pilna aikštė, tai aš buvau maloniai nustebintas, nes aš maniau, kad vėl eilinį kartą ateis tie patys 3-4 tūkstančiai matytų veidų, su kuriais jau seniai galima sveikintis, bet atėjo žymiai daugiau ir džiugu, kad ir iš Vilniaus šį kartą buvo žmonės, Vilnius atėjo į Vilnių. Tai yra stebuklas, o tai žemaičiai ir žemaičiai. Tai va, kas link mitingo, tai aš džiaugiuosi, tikrai buvo daug žmonių. Dėl ko dar džiaugiuosi? Tiesiog neįtikėtinai, be jokių skandalų ir be jokių provokacijų viskas įvyko. Aišku, galima įtarimo šešėlių turėti visokių, kad šiandien papirko, kad Šimaitės visą. Galima prisigalvoti visko. Aš konstatuoju faktą. Jokių provokacijų, jokių incidentų, viskas labai kultūringai, labai, sakyčiau, net pakilioj tokioj emociniai būsenoj visi buvo. Jokios agresijos, jokio žeminimo, niekinimo. Tai va, toliau kas man patiko iš mitingo, man patiko idėja Šimaičio, kad mes dabar darom šitą judesį, mes surenkam 50 000 parašų, o kaip žinia, pagal konstituciją tauta gali teikti į Seimui svarstyti įstatymo projektą, surinkusi 50 000 parašų. Dabar toliau. Seimas privalo svarstyti, bet Seimas neprivalo priimti. Iš vienos pusės galima galvoti, kad šita iniciatyva tai yra toks garo nuleidimas, nes jie taip svarstys, bet jie nepriims. Bet Šimaičio akcentas buvo labai geras, jei kas negirdėjo, priminsiu. Ogi mes, tauta, kuriems svarbus šito klausimo likimas, mes aktyviai ir aktyviai stebėsime, kaip vyks to įstatymo svarstymas, įsidėmėsim visus veidus ir pavardės, pasižiūrėsim, kaip vyks balsavimas, kas kaip balsavo ir visi, kurie balsuos ne taip, kaip tauta norėtų, tegu būna ramūs ir tvirtai įsitikinę, kad daugiau Seime jų nebus. Tiesiog nebus. Tai yra šitas ėjimas, kad taip, jie turi svarstyti, bet taip jie gali nepriimti, jie gali eilinį kartą. Bet Šimaitis sakė, mes jūsų nepaleisim, mes žiūrėsim.
Mes fiksuosim visus ir kai bus kiti rinkimai, bus plakatai su feisiukais visų brangučių, kurie norėjo mus padaryti nuomininkai savo nuosavose būstuose. Tai manau, kad kaip spaudimo, demokratiško, teisėto ir legalaus spaudimo priemonė, tai yra rimtas koziris. Toliau kitas dalykas dar yra. Yra toks daiktas kaip referendumas. Referendumas prieš 50 000 parašų surinktų, kad Seimas svarstytų įstatymo projektą, turi rimtą pliusą vieną, kad jeigu referendumas pavyksta, Seimas privalo nutarimą vykdyti, nežiūrint to, kad jo ir nenori vykdyti. Viskas labai gražu. Bet kaip mes žinom, jeigu labai rimtai pasidomėjus ir visai giliai pasidomėjus, tai realiai įvyko pirmasis net ne referendumas, o plebiscitas, dar tarybiniais laikais jisai vyko, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Ir tada iš tikro aktyvumas buvo didelis, taip, be jokių klausimų, ir tai buvo tikroji tautos valia pareikšta. Visi kiti referendumai, kiek jų buvo, vieni neįvyko, kiti nepavyko, pavyko arba įvyko jau sąlyginai. Netgi mūsų stojimas į Europos Sąjungą yra su išlygomis. Ar galiu truputį į šalį nukrypti? Visada. Reikalas toks. Aš dalyvau žemės referendume, žinau, kas tai yra, kiek tai reikalauja pastangų ir pasiaukojimo iš visų žmonių, kurie patikė šitą idėją ir pasikinko šitam darbui nemokamai. Tai yra beprotiškai sunkus darbas ir jį įvykdyti praktiškai yra be šansų. Dabar, kadangi nei aš teisininkas, nei tu teisininkas ir jūs turbūt neteisininkai, o kartais mums būna svarbus teisiniai klausimai, kuriais teisingo atsakymo tau niekas neduos. Ir neduos ne todėl, kad jie nenori, o todėl, kad jie, duodami atsakymą, tarkim, konstitucijos klausimais, jie tau pateiks atsakymus atsižvelgdami į vėlesnius rašto aiškintojų ir fariziejų, tai yra konstitucinio teismo išaiškinimus. Tie išaiškinimai de facto vietomis, kartkartėmis, tai yra mano nuomonė, iškreipia konstitucijos esmę. O konstitucija tai yra dokumentas, kurį tauta priėmė referendumu. Visą tekstą inkorpore. Dabar klausimas toks. Kokiu pagrindu Konstitucinis teismas ir Seimo nariai kaitalioja Konstitucijos straipsnius, jeigu Konstitucija priimta referendumu? O aukščiausią galią Lietuvos Respublikoje turi, kaip žinia, tauta. Ir suverenitetas priklauso tautai. O tauta tai esam mes. Aš 1,3 milijonė, Viktoras 1,3 milijonė. Ir taip, visi mes esam tauta. Ne kas nors. Tai va dabar grįžtant prie šitos konstitucijos ir referendumų, yra toksai ChatGPT, kadangi aš sakiau ne juristas, yra toks robotukas, vadinamas dirbtiniu intelektu. Jis nėra intelektas, jisai įrankis. Įrankis, kurio galima naudotis ir kurisai teisingai veikia vieninteliu atveju, jeigu tu iš anksto žinai teisingą atsakymą. Ir tai yra programinė įranga. Taip. Kitos programinės įrangos skirtos... Tarkim, protingesnis Google'as. Taip. Ir esmė ta, reikia turėti omeny, kad vartotojas gali nustatyti sąlygas, kuriomis ta programa turi veikti. Ir jeigu kreipsiesi konstitucijos kažkokiais klausimais, įkeli straipsnį ir prašau pakomentuoti, ir jis tada pradeda komentuoti, atsižvelgdamas į Konstitucinio teismo išaiškinimus ir visą kitą, ir aš matau, kad jisai duoda neteisingą, logiškai neteisingą atsakymą. Tai va, visi, kas naudojasi šitais daiktais, yra patarimas toks.
įsijungit, tarkim, čia GPT. Tada pirmų numerių parašot, draudžiu kreiptis į webą. Nesinaudoti internetu visiškai. Bet griežtai draudžiu. Griežtai draudžiu naudotis webu. Ne, jokio ryšio su išorė jisai neturi. Tada, jeigu jūs domina kažkurie konstitucijos straipsniai, aišku, gerai būtų ją visą sugrūsti, tik tai daug laiko užima. Bet bent svarbiausius straipsnius atsidarot Google'ai Lietuvos konstituciją, nusikopijuojat savo dominančius straipsnius visus ir sušeriat šitam GPT. Ir toliau mes bendraujam su juo tik tai konstitucijos rėmuose, vadovaudamiesi absoliučiai kietą logiką, be jokių lyrinių nukrypimų ir be jokių išaiškinimų. Štai tada ir gausi atsakymą, kurį ir turėtų jisai duoti, nes kitų variantų nėra. Jisai prisiūtas prie kietos logikos, jis negali improvizuoti priešingai nuo konstitucinio teismo. Ir jeigu kažkas domina, iš tikrųjų labai svarbaus, tai va šitą metodiką aš pasakiau, uždraudi naudotis internetu, sumaitini konstitucijos straipsnius, kurie tau svarbus, gerai būtų visus sudėti, nes tie straipsniai dubliuojasi kitų kampų, kituose galuose. Idealu būtų sumaitinti visą konstituciją. Ir tik tais tada jūs gausit teisingus atsakymus, ko negausit realiai niekur kitur, nes visi atsakymai bus vartomi. Tai šičia gal vėliau paskaitysiu, aš atsispausdinau dalį iš savo to pokalbio, kad būtų konkretu ir aišku, kaip tai vyksta. Dabar dar grįžtam prie mitingo ir viso šito daikto, kad nenugrybautų. Taip, referendumas yra vienintelis būdas priversti Seimą vykdyti tautos valią. Tai yra vienintelis būdas, teisėtas ir legalus, tik dėja jis yra neįmanomas. Dėl daugelio priežasčių. Jo, tai vis tiek grįžtam biškį į istoriją, visi vienas iš pagrindinių organizatorių žemės referendumo. Pagrindinis Pranciškus Šliužas, čia be jokių klausimų, amžinatilsį iš visos atminties. Ačiū visiems, kurie rinko parašus ir kurie aktyviai dalyvavo, dar sykį žemai lenkiu galvą, nes tai buvo titaniškas darbas. Aš sakau, vienas pagrindinių, vis tiek. Vienas iš seniausių, ten vienu žodžiu. Ir strategų, kaip viskas vyko, ir viską įsigilinęs jisai iki paskutinio siūlelio, ten kiek aš žinau. Ir nežinau geresnio už tave specialisto, būtent iš tautos, kur referendumai buvo organizuojami. Bet ten daugiau žinojo Pranciškus šitais klausimais. Bet pas jį jau nebepaklausė. Bet pas jį nebepaklausė ir mano žinios truputį pasenė, nes tada buvo vienas referendumo įstatymas, dabar jisai yra kitas. Bet šitam kitam yra pliusų. Šitam referendume yra per ne 3 mėnesius, o per 6 mėnesius reikia surinkti. Ir yra elektroniniai. Ir yra elektroninis ir dar vienas yra pliusas, kad jeigu mūsų laikais aš pasirašiau ranka lape ir pasirašiau elektroniniu būdu, tai buvo braukiami abudu. Dabartiniam referendumo įstatymu vienas paliekamas, tai nors tiek yra palengvinimų, bet prie visų šitų palengvinimų šiuo metu inicijuoti referendumą, kai reikia surinkti 300 000 parašų, gali arba naivus, arba beprotis, arba provokatorius, aš nežinau kas. Dabar reikia turėti omeny, kad yra toksai Ignas Vėgėlė, kurio aš kaip žmogus nelabai myliu ir turiu pagrindą jo nelabai mylėti. Žinau, esate susitikę gyvameterį kažkada. Tai... Pasiekė Laitį, tai buvom susitikę ir pasakysiu kodėl, tai mano asmeninė nuomonė. Gal jisai iš vis tobulas žmogus, bet juos pažinsite iš vaisių ir tuo metu, kai aš jį pamačiau Pasiekė Laitį laidoje, mes buvom ką tik surinkę 300 000 parašų ir buvo tokia apžvalginė laida. Ir aš galvojau, kad Ignas, kaip lietuvis, bent jau pagirs mus, kad mes šauniai padirbom ir padarėm neįmanomą dalyką ir kad jisai žavėsi ir steb... šiaip iš mandagumo bent galėjo tą pasakyti, kad palaikytų žmonės, kurie dirbo. Bet šito žmogiškos pozicijos ten ir nebuvo. Ten sėdėjo advokatas, kuris paaiškino, ką mums ES už tai padarys, jeigu referendumas pavyks. Ir viskas. Tai vienintelis mano priekaištas Vėgėlei, ne kaip teisininko, aš neteisininkas. Ir ne tai, kad priekaištas,
Savotiška nuoskauda. Dabar jisai kovoja už referendumą, vėlgi. Dabar jisai ruošiasi, kad Seime būtų surinkti parašai ir Seimo valia būtų paskelbtas referendumas, kad referendumų inicijuoti pakaktų 100 000 balsų. Aš už. Klausimas, kur Ignas buvo tada. Ar tai nėra tas pats bandymas pasižaboti idėją ir ties tai idėja, kur tada nelabai gražiai pasirodė, dabar tokiu būdu atsiplauti, kad taip, aš už referendumą, taip, žmonės pirmin. Gal, aš įspėlioju. Ja, aš norėčiau čia įsiterpti. Aš, pavyzdžiui, kai vyko žemės referendumas, aš buvau nesenai grįžęs iš Amerikos ir man iš tikrųjų irgi buvo visiškai vienodai, aš turiu pripažinti. Net nežinau, kad tokia iniciatyva vyksta, nes tvarkiausi savo. Bet tu neteisininkas. Ne tai, kad neteisininkas, čia ir iš pilietinės pozicijos žiūrint. Ir aš paskui, kai užgirdau, kad bus ten jau paskelbta data, gavau, plamba, iš Amerikos grįžęs, ten viskas kapitalizmas, tai galvoju, čia reikia kaip tik parduoti tą žemę užsieniečiam, kas čia tokio galima tenai visai, kad neišsiveš to žemės, kad verslai čia atsigaus, kad investuos, kad mūsų bus ekonomikai gal. Taip. Aišku, paskui aš daugiau subrendau politiškai ir pilietiškai, supratau, kur šuo pakastas ir visiškai pakeičiau kardinaliai nuomonę, tai būtų įdomu su to pačiu Ignu ir dabar taip susėsti ir pasišnekėti, ką jis iš tiesų man. Aišku, įdomu, gal jis buvo tada dar nesubrendęs, nors baigęs mokslus, turi būti autoritetas. Bet ir už manęs jaunesnis yra, tai aš manau, jeigu aš atsibudau, gal ir jisai atsibudau. Bet tu tiek mokslų nebaigė. Aš visą gyvenimą mokausi. Tai taip, bet tai tu kaip Gorkis ir mano universitetai. Taip. Tai čia ne tas daiktas. Tai aš nepriekaištauju, aš tik sakau savo grinai subjektyvius pamąstymus, ko tada mums labai trūko. Žemės referendumo metu mes buvom blokuojami iš visų pusių, kiek įmanoma. Ir štai eteris, kur gali atsirasti autoritetingas žmogus, teisininkas, tuo metu jis advokatų tarybos pirmininkas, kažkoks netgi buvo ne šiaip eilinis advokatukas. Jisai buvo didelis činas. Tai užuot parodęs palaikymą, jisai sakė, žinot, vyrai, mūsų konstituciją reikia interpretuoti remiantis euroatlantiniais visais šitais direktyvais, o jeigu mes laimėsim referendumą, mums bus... Tai dabargi dėl nekilnojamo turto mokesčio irgi sako, negausim 400 milijonų, jeigu neįvesim. Sako. Dabar klausimas, tai kodėl staiga tai prisireikė tų pinigų? Ar tik todėl, kad Nausėda pasakė, kad gynybai reikia 6%? Ne. O tauta įpareigojo šitai pasakyti. Klausė mūsų nuomonės? Žinoma, kad ne. Ne. Tai dabar klausimas, tai svarbiausia tautos ir valstybės klausimai sprendžiami referendumu. 6% tai tau nešuns juokas, žinok, tai yra daug. Tai gal tokiais klausimais reiktų kažkaip bent jau plebiscitą, tai reiškia visuotinę apklausą, tegu elektroniniu būdu padarykit ir išklausyk tautos vadę. Ilgas ir gražus, aukštas ir gražus. Išrinktas balsais prieš. Jeigu ne Šimonytė, klausimas, ar tam mes būtumėt prezidentu? Didelis klausimas. Jeigu iš pusę balsų, kiek jūs gavot ir gavot jūs kaip asmuo, tai visi kiti balsai buvo prieš Šimonytę. Nereikia džiaugtis. Tautos palaikymu. Tautos palaikymą turėjo Paksas. Tikra. Kai baigė Paksas, mes visi žinom. Tai tokie ir dalykai, kad mes esam netgi ne kapitalistinė valstybė, o periferinio kapitalizmo valstybė. Mes esam savotiška kolonija, kurią reikia gręžti. Ir tavo idėja, kad ateis verslininkai ir čia investuos, kodėl jie turi investuoti į koloniją? Koloniją reikia gręžti. Taip. Šiuo metu pagrindinis mūsų resursas, kurį mes tiekiam metropolijai, tai yra mūsų žmonės, kurie išvažiuoja. Iš gero gyvenimo, iš gerovės valstybės, bėgai įsivaizduojat, kur mes gyvenam. Bet ir tai jau tas resursas džiūsta. Džiūsta. Nes mes jau patys
paragavę to vakarietiško gerovės, degraduoja mūsų ir švietimo sistema, ir to pačiu požiūris į darbą jaunimo. Tai mūsų išpindino, tiesiog mūsų išlepino ir ištvirkino. Reikalas toks. Mano laikais, tai reiškia LTSR laikais, nes aš gimiau, užaugau anais laikais, pereitam šimtmetį, kur buvo vienokia socialinė, ekonominė sankloda ir aš dabar gyvenu kitokio. Tai mano laikais buvo aišku, kad pinigus galima tik tai uždirbti savo darbu, sukuriant kažkokį produktą naudingą aplinkiniams žmonėms. Arba laimėti loteriją. O čia jau buvo tvirkinimo pradžia, bet ta tvirkinimo pradžia iš pradžių buvo, loterija buvo tik DOSAFO, o DOSAFas tai buvo savanoriška organizacija armijai ir laivynui remti. Aš supratau, gynybai čia reikia, mūsų vakarai puola, ginkluotis reikia, aš ten nežiūrėjau. Gal dabar tokią reiktų loteriją padaryti Lietuvoje? Kodėl nedaro? Kodėl ne? Galėtų visi, kurie nori prisidėti. Kodėl ne? Tai yra kryptingai paskirtis Lietuvos gynybai. Išleiskit tokius loterijas, kad vieni praloš, kiti laimės. Ir jums aktyvumas padidėja žmonių ir surinkimas pinigų, nereikia šiandien iš būstų žmonių varyti. Bet žiūrėk, kokią gerą idėją mes čia dabar pradėjom gildyti. Aš nieko, jokia idėja, aš tik tai dalinuosi retrospektyvai, kur aš gyvenau ir kokiam pasaulyje. Ne, bet iš to išėjo, kaip galėtumėm surinkti daug pinigų. Ir tai būtų tie, kurie tikrai nori. Ne, yra azartiški žmonės, kurie eina į kazino ir prašvilpia visus pinigus. O šičia, tai eis visi pinigai ne kažkokiam kazino, o valstybės gynybai, su šansu dar ir laimėti. Taigi fantastika, tai imkit, patentuokit. Gali laimėti kokį naktinio matymo taikiklį. Ne, tu gali... O paskui jį paaukoti. Tu gali ir ką kito, čia jau kitas reikalas. Tu gali laimėti ir unitazą, jeigu tau reikia. Bet finale pinigai visai eina gynybai ir jie turi būti perkami tam, ko mums reikia. Jeigu mums reikia dronų, tai reikia juos ir pirkti. Ir juos gaminti reikia. Taigi žmonės nagus turi, galvas turi. Kur problemos? Su tankais aš nemanau, kad mes įsigelbėsim, bet jeigu bus didelė ruja dronų ir mokančių juos valdyti, taigi žmonės, mėlėjai. Tu sėdi Kaune, o kažkur tai kitam gale Lietuvos nukalinėjai priešo šarvuotą techniką, tai geresnio varianto nėra. Tankais mes neįsigelbėsim, nes vienas tankas kainuoja tiek keli šimtai, jeigu ne tūkstančiai, jeigu ne 10 tūkstančių droniukų. Tai ir galvokit, mes savo priešlėktuvinės gynybos normalios neturim, tai reikia kažkaip suktis iš bėdos ir pinigus rinkti neapmokestinant būstą, kuris žmogui priklauso teisėtai. Teisėtai, už jį jau viskas sumokėta ir jūs drįstat. Jūs drįstat. Kas jūs tokie? Kas jūs rinko? Pusė iš jūsų taip rinko. Jūs ėjot kaip vienmandatininkai. Taip, pusė iš jūsų atsakingi tautai, kurie jūs išrinko. Dabar patarimas tautai visus vienmandačius ant kilimėlio ir duoda direktyvas, kaip jie privalo balsuoti, nes jūs juos rinkot, jie jūsų atstovai Seime ir nieko daugiau. Todėl tauta, kuri rinko vienmandačius, turi teisę kontroliuoti tuos piliečius, kaip jie atstovauja tautos interesams. Yra problema su partiniais sąrašiniais, kurie patenka į Seimą per partinį traukinį. Dabar grįžtant vėlgi prie mūsų konstitucijos. Parašyta labai gražus, konkretus ir aiškus ir vienareikšmis tekstas. Valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Visi svarbiausi tautos ir valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Dabar klausimas toks. Tauta savo suverenę galią reiškia tiesiogiai, tai yra referendumu, arba per savo demokratiškai išrinktus atstovus. Įsirinkdama savo atstovus, tauta taip pat išlieka valstybės suverenų pagal konstituciją. Ar tai yra
Taip dėja nėra. Nes jeigu tauta yra suverenas ir juo išlieka po savo atstovo išrinkimo, vadinasi, tauta turi teisę atšaukti savo atstovą, tą katiną, kuris pelių negaudo, jeigu tauta yra suverenė. Rinkimų įstatymas praktiškai mus, kaip tautos suvereną, atkerpa iškart po rinkimų ir mes gaunamės savo, o jie savo. Po 5 metų, po 4 metų įsirinksit kitus. Tai yra nusikaltimas konstitucijos atžvilgiu tiesioginis. Dabar klausimas, kiek tu turi balsų kaip Lietuvos pilietis balsuodamas? Vieną? Ar tikrai? Nu, taip išeina? Taip turėtų būti. Nu. Bet ne. Tu balsuoji ir dar tu reitinguoji. Tai jau kiek tu balsų turi? Nu, čia, kadangi yra tie partiniai sąrašai. Žodžio partija konstitucijai nėra. Nėra. O rinkimų įstatymas tiesiogiai prieštarauja konstitucijai. Taip. Ir ką dabar su tuo darysim? Jeigu tauta yra suverenas, vadinasi, jokių balsavimų už partijas negali būti, nes partija gavusi kažkiek balsų turi savo partinį traukinį, kurio pagalba suvažiuoja į Seimą tie žmonės, kurie iš viso žmonėms akyse nesirodė, kurių žmonės ten matyti nenori, visiškai akyse nematė ir už juos niekada nebalsuotų. Tai palaukti, jeigu valstybės suverenas tauta, kokiu būdu be tautos valios Seime atsiduria partiniai sąrašiniai? Tik per rinkimų įstatymą, kuris tiesiogiai prieštarauja konstitucijai. Dabar man pasakys, tai tu prieš partijas. Aš ne prieš partijas. Aš už konstituciją. Konstitucija sako, kad valstybės suverenas yra tauta ir savo valią reiškia arba per referendumą, arba per savo demokratiškai išrinktus atstovus. Tai aš ir noriu balsuoti už tą atstovą, kuriuo pasitikiu. Vadinasi, kad partijų nenaikint, bet kokiai partijai bepriklausantis atstovas privalo eiti kaip vienmandatininkas, jokių partinių sąrašų ir pateikti savo, o padraug su tuo ir partijos programą ir idėjas konkrečiai tautiečiams ir gauti jų pasitikėjimo mandatą. Ir jeigu gausis, kad kažkokios partijos atstovų bus išrinkta dauguma, va tada Seime jie ir galės susigrupuoti į brandolį, nes jų idėjos panašios. Taip, frakcijos. Tauta už jų idėjas taip prabalsavo ir jais pasitikėjo ir jūs galėsit toliau tęsti savo programą ir jokių partinių sąrašų, nes tai yra nusikaltimas tiesiogiai prieštaraujantis konstitucijai. Įjunkit logiką. Valstybė suverenas tauta. Ir savo suvereno teisę realizuoja per savo išrinktus atstovus, o ne per traukinukų į Seimą sugužėjusius neaiškios lyties pakraipos. Nes tie žmonės, kurie išrinkti į Seimą tautos valia, jie turi kontaktą su savo rinkėjais ir rinkėjai turi kontaktą su jais ir jie tiesiogiai atsiskaito prieš savo rinkėjus. Dabar leiskit paklausti, prieš ką atsiskaito partiniai sąrašiniai, prieš tautą? Ne, jiems tauta nereikalinga. Prieš ką? Prieš partijos lyderius. Taip. Tai kas čia per inkliuzas? Seime atsiduria naudodamis referendumo rinkimų įstatymų. Tai yra nusikaltimas. Kodėl žmonės neskaito konstitucijos? Aš nežinau. Aš tik vienas toksai idiotas. Pabūkite ir jūs idiotais, pasiskaitykit. Apaksit. Kad viskas yra ne taip, kaip turi būti. Bet vėlgi tai priklauso. Tauta tikrai turi visus įrankius. Teisiškai mes turim viską. Taip. Ir įstatymai Lietuvos yra gan gerai surašyti. Konstitucija mūsų pusėje, žmonės. Tai čia reiškia, mes esam per daug pasyvus. Ir leidžiam, kaip sako, įleis kiauliai bažnyčiai, jinai užsilips ant altoriaus. Ir jeigu tu nesakysi, neisi, nebeisi jiems su konstitucija atėjęs į kiekvieno Seimo nario ofisą, netgi va tos sąrašinius gali nueiti, yra kiekvienam mieste praktiškai partijų būstinės kažkokios. Gali ir ten eiti.
Jisai išklausys tavęs, palinksės ir darys taip, kaip jo viršininkas lieps. Bet gali ir iki viršininko dasiknysti. Nu, Gali sužinoti, kuris yra būdų. Partija tai yra organizmas, kuris dirba savo paties labui. Žinoma, tai yra grupuotė. Kaip Koza Nostra nusikalstamos grupuotės dirba visiškai taip pat. Taip. Jie dirba, Make America Great Again, tai čia Make partija Great Again. Jų interesas būti ten, kur jie pateko ir išsilaikyti ten. Bet taigi čia atsiminkite žmonės, konstituciją tauta priėmė referendumu. Po to Seimas dalį straipsnių pakeitė savo valia, tautos nepaklausęs. Ir tas žemės klausimas, 47 konstitucijos straipsnis, man skauda ir greičiausiai skaudės ilgai. Negreičiausiai, visada skaudės. Bet grįžtant prie ChatGPT, prie intelekto dirbtinio. Aš čia kažkur tai dalį atsispaudinau, pasakysiu, tu dar galėsi man pasakyti temą, sugrįžti prie šitų iniciatyvų, kurios susivedė. Reikalas toks, kad nebūtų tušči žodžiai, čia dalį atsispaudinau pokalbio su dirbtiniu intelektu, kuris prasideda. Draudžiu kreiptis į web. Į klausimus atsakinėti tik pateiktų konstitucijos straipsnių rėmuose. Jam užduodi instrukciją ir tada jam sušeri konstitucijos straipsnius ir uždavinėja klausimus. Klausia, kiek kartų buvo keistas 47 straipsnis, čia žemės. Jisai pasižiūrė akurat 96 ir 2003. Toliau sakau, 153 straipsnis per metus laiko leido keisti šį straipsnį laisvai. Tada straipsnis, kaip jisai skamba, 153, atsiverskit konstituciją, bet kokį variantą, šitas straipsnis buvo jau pirminiam konstitucijos variante, kurį tauta priėmė referendumu. Klausykit įdėmiai, visi klausykit, ypač tie, kurie dalyvavo žemės referendume. Kai ši Lietuvos Respublikos konstitucija bus priimta referendumu, įsiklausykit, kas parašyta. Jie žino, kad po to, kai bus priimta konstitucija referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 93 metų spalio 25, 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą gali pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatas, kurios yra 47 ir toliau vardė kitus. 47 tai žemės. Dabar mano teisėtas klausimas. Taigi, jeigu jūs Seimo nariai ir gudručiai ir konstitucijos žinovai iš anksto žinot, kad keisit šitos straipsnius, tai reiškia, jūs žinot ir į kokią formą juos keisit. Ir jūs teigiat, kad konstitucija dar nepriimta, nes 153 sako, kai ši Lietuvos Respublikos konstitucija bus priimta referendumu su gražiais straipsniais, už kurios tauta nubalsuos, mes, sukos, pasiliekam teisę per metus laiko ištratinti jūs per visus galus be muilo. Tai šitas straipsnis kalba būtent taip. Jisai niekšiškas straipsnis, žiauriai, nes yra nusikalstama teikti tautai balsuoti konstituciją, žinant, kad tie straipsniai, kurie mums a priori tinka, jie bus pakeisti. Ir čia yra mūsų tautos išrinktieji, kurie rūpinasi tautos gerovę. Tai nuo konstitucijos rašymo, kas šitą straipsnį aš nežinau parašė, kas autorių 153, norėčiau į akis pasižiūrėti. Bet tai čia juokas. Čia yra gėlelės. Toliau. Bus ir uogelės. Dabar 153, grubiai kalbant, leidžia tuos straipsnius be tautos valios pakeisti per metus laiko. Tai dabar žiūrim, kada buvo padaryti pakeitimai 47 straipsnių. Galima buvo daryti tik lygiai 93 metų spalio. O pirmas pakeistimas 47 žemės straipsnių yra padarytas 96. Antras 2003.
Kitaip sakant, šitas backdoorinis straipsnis, kurie iš anksto apsidraudė, kad mes čia jūs tuoj visus padarysim, šitas straipsnis jau nebegaliojo. Ir keisti šitą straipsnį savo valia Seimas negalėjo, nes svarbiausi tautos ir valstybės klausimai yra sprendžiami referendumu, o senoji 47 straipsnio redakcija ir buvo priimta tautos referendumu priimant konstituciją. Ir šito klausimo aš grybavau, šnekėjausi su šito dirbtiniu intelektuku ir paskaitysiu, kad man negrybaut, truputėlį pakentėkit, jeigu ne, tai prasisukit. Pagal 153 straipsnį, 47 konstitucijos straipsnį buvo galima pakeisti tik iki 93 metų spalio 25 dienos ir tik 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą be referendumo. Taip, tai reiškia, taip per tam tikrą laikiną laikotarpį 47 straipsnis galėjo būti keičiamas laisviau be referendumo tik Seimo sprendimu. Po tos datos nuo 93 ši išimtis nustojo galioti ir 47 straipsnis tampa įprasta konstitucijos dalimi, kuriai keisti taikomi bendrieji konstitucijos keitimo reikalavimai pagal 9 straipsnį ir kitus. Ajajai, kaip įdomu su robotuku pasišnekėta, ne? Ir šnekam kitos logikos dėsniuose be konstitucinių teismų, be dvasių ir viso kito mėšlo, kurio mums užpylė ant galvos. Straipsniai pakeisti neteisėtai, nes 153 jau nebegaliojo, o konstitucija buvo priimta referendumu. Robotukas atsako, remiantis tik pateiktais konstitucijos straipsniai, teiginys turi pagrindą. Argumentai. 153 straipsnėje parašyta Lietuvos data, o tai reiškia, kad po 93 Seimas nebeturėjo teisės keisti 47 straipsnio paprastą 3/5 daugumą. Konstitucija buvo priimta referendumu, tai nurodyta 154 straipsnėje, todėl ji gavo aukščiausią teisinę galią, remiantis 6 ir 7 straipsniais. 7 straipsnis sako, negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai. Jei 47 straipsnis buvo keistas 93, remiantis jau pasibaigusią 153 straipsnio nuostata, tai pagal pateiktą konstitucijos tekstą toks pakeitimas būtų neteisėtas, antikonstitucinis pagal 7 ar net 8 straipsnis, jei keitimas vyko smurtu ar kita prievarta. Išvada, taip. Pagal pateiktus straipsnius, jeigu 47 straipsnis būtų pateiktas po 93 spalio 25 dienos remiantis nebegaliojančią 153 straipsnio nuostatą, toks pakeitimas būtų neteisėtas ir prieštarautų konstitucijai. Čia GPT pasakė, formali loginė išvada remiantis pateiktais konstituciniais straipsniais. Lietuvos Respublikos konstitucija buvo priimta referendumu, 154 straipsnis. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas, 6 straipsnis. Tik iki 93 spalio 25 Seimas turėjo teisę pakeisti 47 straipsnį 3/5 balsų daugumą, 153 straipsnis. Po 93 spalio 25 ši 153 straipsnio išimtis nustojo galioti, negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai 7 straipsnis. Jeigu 47 straipsnis buvo paskelbtas po 93, todėl vienu žodžiu toks keitimas yra neteisėtas ir negaliojantis. Pabendraukit su dirbtiniu intelektu įstatymų bazę sušėrę ir gausit daug šviežių, sveikų minčių. Kitaip sakant, konstitucija būtų viskas gerai, jeigu jinai būtų užpildyta turiniu, o tą turinį, energetinį turinį turi sudaryti tautos valia. Bet tam tauta turi žinoti, ką tautai leidžia konstitucija ir pripildyti šitą konstitucinį tekstą gyvybės dvasia. Tai vat, tokie dalykai čia aš nuklydau prie to, kas man skauda, bet jeigu žemės referendumo laikais būtų galimybė turėti tokius įrankius, kokius aš turiu dabar,
Tai klausimas, ar mes būtum inicijavę referendumą, ar būtum privertę atšaukti Seimą kaip neteisėtai pakeitus Konstitucijos straipsnį, kurį tauta priėmė referendumu. Apie ką ir kalba. Tam reikia žinot, skaityti, domėtis ir spausti į kampą. Tai va, tai trūksta tautai, labai trūksta politinio raštingumo. Jie galvoja, kad aš vieną kartą nuėjau ten 4 metus prabalsavau ir dabar visi turi man dirbti. Bet be jokio spaudimo, be jokio supratimo, kaip viskas veikia. Mes kalbėjom, kad partijos yra, tai yra mafijinės struktūros. Galima įvardinti, kad jos veikia kaip mafija savo pelno. Ne mafija, pačios savo, nesakyk mafija, neįžeidinėk, tokie gražus. Iš tikrųjų, jo, Koza Nostra. Bet kuriuo atveju tai yra UABas. Tiesiog UABas, o tauta nėra akcininkai to UABo ir viskas. Tai yra įmonė. Taip. Susikūrė įmonė ir dirba savo interesais, tai normalu. Nesakyk. Gerai, sakykim, kad įmonė, kuris siekia pelno, kad prastumti savo žmonės į geras algas gaunančias vietas, jie elgiasi valstybei kaip savo privačiam banke. Matai, reikalas toks, kad valstybė partijas, kurios surenka atitinkamą kiekį balsų, finansuoja. Kitaip sakant, nusiperka. Kitaip sakant, padaro lojaliais. O tauta lieka šone. Vat ir viskas. Tuo tiek žinių, tiek šventos evangelijos. Jeigu partijos įsilaikytų iš savo nario mokesčio, kaip turėtų būti, tada valstybės struktūros, kurios irgi atskiras UABas neturėtų įtakos partijom. Partijos galėtų atstovauti ir tautos interesams, bet kadangi jūs finansuoja valstybė, tai kas moka, tas ir muzika sako, kas jūs stebina. Bet yra dar tokie kaip lobistai, kurių mes iš vis nematom, bet jų veikla yra legali. Būtent. Nors tai yra nusikaltimas pagal moralės požiūrį. Vakarietiška sistema, Matai. Kur korporacijos ir stambus verslas gali per lobistus įtakoti Seimą. Ir ne tik gali, o tą ir daro. Tai būtent. Kaip kai kurie Seimo nariai sako, kad jie eina ir koja duris atidarinėja Seime. Tai tokia padėtis. Ir svarbiausia, kad tie mikro UABai, jie dirba savo interesam, o tauta lieka iš viso atribota nuo bet kokios galimybės įtakoti valdžios sprendimus. Mūsų išmeta už borto, kaip panaudota ką nors tokio. Tai grįžtant prie viso šito reikalo. Žinokit, žmonės, mėlėjai, mano tauta ir aš tos tautos dalis, už mus nieks nepasirūpins. Buvo toksai veikėjas, kolektyvinis autorius Kozma Prudkovas, toksai jūs nieko nesako. Tai jisai pasakė, skęstančiųjų gelbėjimas, pačių skęstančiųjų reikalas. Va taip į mus ir žiūri visi tie, kurie turi valdžią ir galią. Jeigu mums patiems nerūpi, tai jiems to labiau nerūpi. Jeigu mes jų veiksmais nepatenkinti ir mes emigruosim, tai jie tik paplos delniukais. Čia atvažiuos įvairių spalvų ir tikybų ir kultūrų žmonės, kurie bus beteisiai, nes jie nei kalbą žino, nei įstatymų žino. Jie bus kaip pigi darbo jėga, kurios galima bus stumdyti, eksploatuoti, nemokėti algų, iš jų tyčiotis ir jie balso nekels, nes jie neturi teisės balso. Lietuvos Respublikoje teisę turi tauta. Bet jie puikus aptarnaujantis personalas, kur kam ten mokėti didesnės algas, ar, mes kaip tauta turim teisės ir galim kažko tai reikalauti. Taip. Tai mes tikrai, mūsų reikia utilizuoti. Tai dabar, ar tautai naudinga šitokia masinė imigracija, ar tiems kitiems? Čia mėgsta žmonės sakyti, mes ir jie, bet tai nepykit, mėlėjai, taip ir yra. Mes kaip tauta, tai esame mes, bebalsės žuvis, kartais kaip avinukai, o jie yra gerai organizuotas, ne mafija, kaip čia, UABas gerai organizuotas, įmonė, verslos siekiantis ir yra mes ir jie, nori, nenori, tai čia tik aklas gali nematyti. Gal jau tiek to baigiam apie žemės referendumą, nors tas klausimas man dar tebekaba. Ar teisėtai Seimas jį pakeitė? Oi, didelis klausimas. Bėda ta, kad
aš ne juristas ir tada, kai veiksmas vyko. Tai yra, aišku, jeigu yra parašyta, kad iki tos datos tikrai padaryti, nu tai čia ir elementarios logikos užtenka, nereikia jokių ChatGPT. Aš norėjau pasitikrinti, šitą idėją man buvo šovus į galvą pirmą kartą, kai aš buvau Komentaras TV. Ir šitą temą mes šnekėjom su gerbiama Giedrė. Ir tada aš be jokių GPT, tai, ką dabar susakiau, taip nedrąsiai dėščiau, nes tai buvo tik mano mintys, nebuvo su kuo pasikonsultuoti. O dabar, kai pabendravau su kietai, grinai logikos dėsniais besivadovaujančia mašina ir gavau tuos pačius atsakymus, kuriuos aš savo buvau suformulavęs, aš dabar šneku ramiau, nes ką man kas be prikirptų, visos pretenzijos čia GPT robotų. Aš čia ne prie ko. Čia tik kieta logika ir nieko daugiau. Taip, kad visiems patariu įvaldyti šitą instrumentą, nemanyt, kad jisai protingas, kad jis ne intelektas, tai yra instrumentas. Taip, pagalbininkas, įrankis. Kuris dirba pagal taisyklės, kurias tu nustatai. Jeigu tu pasakysi, leidžiu kreiptis į internetą ir surasti viską, kas tai tau duos nuorodas. Taip. Bet mano tikslas buvo šnekėti tik konstitucijos rėmuose ir logikos rėmuose, nieko daugiau. Tai va, dabar mūsų namai, mūsų tvirtovė. Taip. Nifnifas, Nufnufas ir Nafnafas buvo tokie paršiukai. Ir va, Nafnafas pasistatė teisingą namelį ir vilkas jo nenupūtė. Ir kiekvienas iš mūsų įsivaizduojam, kad kaip Nafnafas pasistatėm savo namelį ir joks vilkas jo nenupūs. Bet čia atėjo Seimas ir pasakė, hebra, čia jūsų namelis, a ne, jūs čia saugiai jaučiatės, a ne, tai mokėkit už teisę jame gyventi. Ir čia normalu. Bet apie vilkus arba gerai, arba nieko. Nu, apie vilkus, tai žiūrint, koks vilkas vilkui nelygų, žinok. Ja. Vilka kojos penė, supranti, ir visa kita, tai čia visai kitas daiktas, visai ne tave turiu omeny. Aš pasaką turiu omeny, pamokoma pasaka. Taip, kad yra dalykai, kurių liesti nederėtų. Jūs galit kitaip mus išdurti. Jūs, aišku, pakelsit vandens, elektros mokesčius ir taip susirinksit pinigus. Ir gausit finale tą patį, kad jūs pakelsit, tai aš net nebejoju. Bet paties būsto. Tokio įstatymo negali būti. Čia yra smūgis žemiau juostos. Nedrįskit, mėlyje, negalima. O neklausai ChatGPT apie tą, kad būstas yra neliečiamas? Klausiau. Ir ką? Jeigu atribojus bet kokius konstitucinių šito teismo išaiškinimus, taip, konstitucijos straipsnis sako, kad nuosavybė neliečiama ir būstas neliečiamas. Ir bet koks apmokestinimas yra principė prieštaravimas konstituciniam teiginiam, kurie sako, kad tai jūsų ir tai neliečiama. Tai čia dabar žiūrėkit dar žmonės, mėlyjei. Konstitucija tauta priėmė referendumu. Labai geras teiginys, man jisai tinka. Dabar konstitucinis teismas drįsta teigti, kad tauta nesupranta, kas konstitucijoje parašyta ir todėl jie turi išaiškinti, kaip tauta turi suprasti konstitucijos straipsnius. Tai jūs, brangiai, apsispręskit, arba kryželį nusiimkit, arba triusikus apsimaukit. Čia kažkur tai be ryšio, tai tauta yra pakankamai protinga balsuoti už konstituciją referendumu, pakankamai kompetitingi ir protingi, o po to konstitucinis teismas aiškina, kad tauta nesuprato, ką priėmė. Jūs galvojat, ką šneka tenais, berazumiai su savo šitais visais? Ar jūs suvokit, kad tyčiojatės iš tautos? Diplomų turėtojai. Jeigu jums kyla abejonių, kaip kažkurį straipsnį konstitucijos reikia suprasti, būkit malonus, internetas visagalis. Surenkit plebiscitinę internetinę apklausą. Štai straipsnis, kuris sako, kad žmogaus būstas neliečiamas, nuosavybė neliečiama. Ir prašom, tauta tegu atsako, kaip jie šitą straipsnį supranta, nes tai tauta priėmė referendumų šitą konstituciją, o ne jūs aiškintojai, rašto aiškintojai ir fariziejai. Ir apklauskit, kaip šiandien tauta mato šitos straipsnius, kurios priėmė referendumų, nes suverenas yra tauta, o ne jūs. Ha, ha.
Gera idėja. Jo, bet kada buvo konstitucija priimta 92 metais, Nu. taip? Tada mes dar nebuvom tokia kolonija, kokia esam dabar. Ne apie tai kalbam, imam straipsnius ir apie šnekam. Bet vėlgi, tada mes tikrai buvo labai vieninga tauta, labai panašiai matė, ką reikia daryti, kaip viskas turėti. Bet atėjo tie vilkai iš anapus, visokie konsultantai, kaip ekonomika tvarkyti, kaip privatizuoti. Taip. Ir viskas labai greitai pasikeitė. Ir tik per kelis metus mes jau tapome koloniją, kuri pradėjo pjaustyti savo laivus, uždarinėti elektrinės, subsidijos žemės ūkiui, nieko neveikimo, kad nebūtumėm konkurentai Europos Sąjungai. Tai čia viskas aišku. Reikalas ne čia. Kad mus kolonizuoja ir mums smegenis plauna ir Sorošo fondai atviros Lietuvos, ką reiškia atviros, prileido krūvą vadovėlių, kad mes matytum pasaulį taip, kaip jiems reikia ir realiai užaugino visą kartą jau apsorošintos tautos. Jaunuomenė gerokai yra nusorošinta ir tos vertybės, kurios ne tai, kad tradicinės, jos normalios, tiesiog normalu, kad vyras myli moterį ir jiems gimsta vaikai. Tai nėra tradicinė šeima. Kitokios šeimos nėra. Arba yra šeima, kai yra tėvas, mama ir vaikas, arba šeimos nėra, jeigu nėra vaiko. Tai yra tik santuoka. Santuokos tikslas susilaukti palikuonių, tai reiškia sukurti šeimą. Čia nėra čia apie ką šnekėti. Tai yra viso labo normali šeima, kuri turi tėvą, mamą ir vaikų. Jeigu šeimoje nėra vaikų dėl vieno ar kito negalėjimo turėti, tai yra jau ne norma, o kažkurio patologija reprodukciniai srity. Ir kartais jį galima pagydyti ir jie susilaukia vaikų ir sukuria šeimą, kartais ne. Tada jie įsivaikina vaikelį, bet jų noras buvo kuo karščiausia sukurti šeimą. Ir kiekvienas vaikas turi teisę turėti tėtį ir mamą ir niekaip ne kitaip. Todėl šeimos savoka tai reiškia tėvas, mama ir vaikas. Kol nėra vaiko, nėra šeimos. Kodėl bičių šeima vadinama šeima? Už tai, kad ten yra motinėlė. Ir motinėlė gamina bitinukus ir todėl jie yra šeima. Tai vad grįžkim nuo žmonių savokos šeima prie bičių šeimos ir tada dar prisiminkim, kad bitė tai yra vienintelis gyvas padaras, kuris nedvesia ir nestimpa, o miršta lietuvio sampratoje. Miršta tik žmogus ir bitė, visi kiti dvesia, stimpa arba gaišta. Ir tai susijęta su žodžiu ir šeima. Taip kad bet koks bandymas diskredituoti savoką ir partnerystei, priskirti šeimos savoką, tai yra nusikaltimas, tai yra geriausiu atveju, kaip ten partnerystė, prašom. Jeigu du žmonės, vyras ir moteris, gyvena kartu, nenusiteikia kurti šeimos, tai yra susilaukti vaikų, tai yra terminas kohabitacija, nelabai gražus sanguliavimas. Bet tegu jie kohabituoja, nieks problemų čia nedaro, nieks niekam nieko nedraudžia, bet tai nėra šeima. Tai yra buvimas dviejų drauge ir tai ne šeima. Todėl, kai savokas pradeda vartoti neteisingai arba teisingom savokom įdeda kitą turinį, tai prasideda Orvelo naujakalbė. Kad karas tai yra taika ir taip toliau. Tai mums plauna smegenis, tai jūs neleiskit plauti smegenis. Išgirdot žodį neaiškus. Įimat seną tarptautinių žodžių žodyną ir jūs rasit tikrą to žodžio reikšmę. Ne dabartinę. Nes dabar mums prigalvoja naujų naujadarų, kurių netgi anuose žodynuose nėra. Tai Sorošo vadovėliai vien ką reiškia. Yra pavyzdžiui savoka ksenofobija. Visi žinom, kas tai yra. Tai yra nemeilė ir baimė prieš svetimus. Taip. Tai senam žodyne tarptautinių žodžių lietuvių tokios termino nėra. Už tai ten yra, kas prasideda ksenokratija. Tai yra svetimųjų valdymas, kai mus valdo svetimieji. Tai sprendžiant pagal vaisius to, ką daro mūsų valdžia ir mūsų seimo galviai,
Vaizdas tos, kad mūsų valdo ksenokratai. Nes tautai nuo to negeriau. O ar geriau tautai, tai matytųsi iš to, kad tautos kiekis auga ir didėja. O jeigu tauta išnyksta ir ištirpsta, tai vadinasi, kad mūsų valdo kažkas kitais interesais ir ne tautos interesais. Tai juos pažinsite iš vaisių, tai ne mano žodžiai. Buvo išmintingas Jėzus Kristus. Jo, grįžtant prie to nekilnojamo turto ir kad mes esame kolonija. Pas mus palyginus Lietuvoje tikrai dar daug žmonių turi privačią nuosavybę, ko nepasakysi apie Vakarų Europą ir Ameriką, kur yra didžioji dalis nekilnojamo turto ir gyvenamo nekilnojamo turto valdoma tam tikrų investicinių fondų. Ir dabar jie žiūri, ten, pavyzdžiui, sakykime, Londone ten 30% žmonių turi nuosavybės teisę į savo būstą, o pas mus 80%. Tai reikia avį kirpti, tai reikia kažkaip tai jos nuvaryti nuo savo būstų ir tada atsiras vietos ir investiciniam fondam, kurie galės nuomoti būstus Lietuvos gyventojams. Jie galės daryti, kad matai. Čia yra savotiškai skausmingas daiktas, nes faktas, kad buvęs soclagerio šalys turi daugiausiai nuosavo būsto, tai yra dėka šitos žiauriosios ir baisiosios Tarybų sąjungos, tik tai dėka ir niekaip kitaip. Kadangi ta valstybinė sistema deklaravo ir konstitucijos ir visur, kad valstybės tikslas gerinti žmonių gerbūvį ir visą kitą, konstitucijai buvo parašyta, kad žmogus turi teisę į būstą ir valstybė jį juo aprūpina ir visą kitą, tai jie tą ir darė vienaip ar kitaip. Taip, tarybinė sistema, kai tik atėjo ir atiminėjo iš visų ir vežė trėmė, tai yra viena, bet po to, kai įsivystė statybų šitas procesas ir pristatė tiek namų, kad pastatė žymiai daugiau negu atėmė savo laiku. Taip, tiems pirmiems, iš ko atėmė skriauda, buvo žiauri padaryta, o kad žmonės, kurie niekada gyvenę nebūtų turėję nuo savo būsto, jį gavo ir už ačiū. Nieko negalima vertinti tik juodai arba baltai, visur yra niuansai. Tai va šito baisaus tarybinio laikotarpio niuansas yra toks, kad mes neįsirašome į bendrą kapitalizmo paradigmą, kur visi turi nuomonės ir nuolat mokėti. Mes iškrentam iš bendro viso šito konteksto. Kaip tu čia turi savo būstą? Turi neturėti. Mes surasim būdų, kaip tave atpalaiduoti nuo šitos naštos, turėti nuo savo būstą. Tai aišku, kad tu teisus. Jeigu kažkur tai Vilniuje ar kažkur geram rajone yra lūšnelė ir ten gyvena bobutė savo prosenelių name ir tau jos lūšnelė įvertins tiek, kad bobutė stalčius atsidarys ir infarktą gaus, tai jinai bus priversta be abejo jį parduoti. Įdomu, kaip jinai ilgiau pragyventų, ar savo lūšnelį, kol pati numir savo mirčia su savo prisiminimais ir su viskuo, ar išmesta į velnę žino kur. A kam čia rūpė? Bobutė kažkokia, čia yra nekilnojamo turto statybos teritorija, čia mes pastatysim dangoraižį, į ten suvarysim visus, kurie neįsimokėjo už savo gyvenamą būstą ir tada jie mokės mums. Čia yra kapitalizmas. Būtent, nes kas valdo didžiąją dalį turto dabar naujo įstatymo, tai bankai valdo, o bankai nėra lietuviški. O tai kas pasakė, kad čia lietuviški? Vaikai, pasiskaitykit konstitucijos senąjį variantą, nes šitas straipsnis irgi jau pakeistas. Tai žinokit, buvo, kai mes tauta priėmėm konstituciją referendumu, ten buvo straipsnis, kuriam parašyta, kad pinigų emisijos teisė priklauso tik tais valstybei. Net ir toks straipsnis buvo, kurio jau nėra. Man dar ten trūko prie to straipsnio, kad būtų parašyta, kad Lietuvos valstybės piniginis vienetas yra litas, bet to nebuvo įrašyta. Bet mes turėjom pinigų emisijos teisę, tai buvo garantuota konstitucijai po to, kai mus pradėjo pridavinėti kaip kolonija per visus galus. Kokia čia emisija, kokie čia nuosavi pinigai? Ten bus support fondai. Tai aš čia nesityčiu, yra prieš stojimą į Europos Sąjungą, LRT archyvuose yra pokalbiai su prieštaraujančiais stojimui į Europos Sąjungą ir fanatikais už. Ir neatsimenu aš jo pavardės, kažkoks ten verslininkas
Ir tie žmonės sako, bet taigi mes prarasim suverenitetą, bus tas, anas. Tai nesupranti, susiraskit, pasižiūrėk. Viešpatie būk gailestingas, kaip žmonės ant tų pinigų pasinešė. Jie nesupranta, kad mes, maža valstybė, su mažu kiekiu žmonių, mus naikina ir mes už tą eurą gatavį tėvą motką parduot. Nu, taigi jūs įsivaizduojat, nu. Dabar mes matome vėl naują iniciatyvą dėl nekilnojamo turto, kurią paskelbė Zigmas Vaišvilas su komanda Seime. Aš manau, kad tai yra labai blogas žingsnis, nes jeigu nepavyks, tai duoda valdžiai kaip tik įrankį, teisę legalizuoti tą naują nekilnojamo turto įstatymą, nes sakys, va, žiūrėkit, tauta bandė ir nesurinko ir dabar mes turime atrištas rankas. Šitą iniciatyvą iš vis yra pasmerktas žlugti ir prasme šitoks referendumas turėtų vieninteliu atveju. Atvirkštinis. Jeigu referendumo klausimas būtų suformuoluotas taip. Aš pritariu, kad būtų įvestas visuotinis nekilnojamo turto mokestis. Referendumas be abejo neįvyks, o tai reiškia, kad žmonės nepritarė šitokiam teiginiui ir reiškia apmokestinti negalima. Bet aišku, VRK neleistų tokio teiginio. Bet kuriuo atveju šiuo klausimu tai, ką daro šiuo metu Šimaitės ir šeimų sąjūdis ir kiti žmonės nepametę sveiko proto, yra vienintelis logiškas ir teisingas žingsnis. Nes jeigu referendumas tai yra prievartos mechanizmas Seimo atžvelgių, referendumo sprendimus Seimas privalo vykdyti, žviegdamas, cypdamas, kaip tam anekdote apie bites. Sako, o tokios bitės, sako, kaip jie į avilį lenda. Cypia, bet lenda. Tai vat jie cypia ir privalo vykdyti. Bet kadangi referendumas, žinokit, vaikai nepapuls, tai bus eilinis žmonių energijos iššvaistymas ir nusikaltimas prie žmonės, nes tai yra beprasmis darbas, iš karto pasmerktas žlugti, todėl iniciatyva 50 000 ir kad Seimas privalėtų svarstyti, o mes kontroliuosim, kaip jūs, brangieji, balsuojat. Jeigu dar norit sėdėti šiltose vietose, tai mes jūs stebim. Ir va šitokį spaudimo principą čia yra logiškas ir realus variantas ir aš už tai, ir aš prieš bet kokius referendumus, prieš bet kokius draskymusis. Tiesiog susidaro įspūdis, kad grupė draugų pajuto, kad tautoj kyla energetinis kamuolys kažkokiu klausimu ir galvoju, kaip čia kaip dėliai prisisiurbus prie to energetinio kamuolio ir savo kažką dar nugriebti. Tai čia vaikų darželis ar čia kas? Bet kad net savo tu nieko iš to negauni. Bet aš matomas. Bet galvojant, tiek naivus šitie žmonės, ar ten kažkas giliau? Aš galiu tik spėliot. Aš galiu lygiai juodžiausių scenarijų galvot, kad tai sąmoninga provokacija ir belekas. Jeigu grįžtant prie sąjūdžio laikų amžino žaliojo vieno, tai jeigu manęs atmintis neapgauna, buvo laikas, kai buvo organizuoti budėjimai, kad neleistų į Kruonio hidroakumuliacinę atvežti lišnos turbinos, kad mes daugiau energijos. Ten 4 rankovių trūksta. Nu tai buvo kažkas sąjūdžio laikais žaliavo ir organizavo laužų kūrenimus, kad mums už ačiū rusai netiduotų generatorių, turbinų. Tai jeigu pažinsite iš vaisių, sakyčiau, taip, jeigu ekologiškai tyrai Kruonis labai kenkia ir visa kita, tai paimkite tas turbinas ir priduosit ant metalo. Metalui priduosit. Už ačiū duoda. Ne. Tai va čia tokie pastebėjimai, taip kad vaisiai tokie gaunasi neproduktyvūs. Tai va, taip kad bet kokie bandymai šiuo metu, iniciatyva, kuri šiuo metu vykdoma po mitingo, kažkaip tai prie jos prisisiurbt ar nukanalizuot, tai yra nusikalstama veika. Kaip ten, kam patinka Šimaitis, kam nepatinka, gal man jisai irgi nepatinka. Galėtų būti koks lieknesnis ir visa kita. Ne apie tai kalbam. Kalbam apie veiksmo prasme su šansu pasiekti rezultatą. Tai yra svarbu. Kaip žmogus atrodo, nieko nereiškia. Kažkam labai Nausėda gražiai atrodo. Mano nuomonė kitokia, bet
Žmogus atrodyti gali kaip nori. Kokius rezultatus jo veikla duoda. Todėl dabartinė nuosekli ir logiška eiga šito proceso, jeigu jam nemaišyti, o visiems koordinuotis, jinai gali iš tikrųjų duoti pozityvų rezultatą, jeigu Seimo nariai suvoks, kad tauta juos kontroliuoja. Didysis brolis tave stebi, didysis brolis tai mes. Valstybės suverenas yra tauta. Mes stebim iš visų pusių, ką jūs prieš mus organizuojat. Taip, kad šitie visi bandymai draskytis yra mano galva savotiškai nusikalstami. Jeigu kažkam kyla iniciatyvos ir noras prie to prisidėti, einat pas tą patį nemylimą jūsų Šimaitį, sakot, kuo galim prisidėti ir parašai renkami turi būti vienoj vietoj, o ne per 2-3, jokių būdų, jokios skaldymuose. Viskas turi dirbti vienam bendram tikslui. Tik tai kryptingai veikiant mes galim pasiekti rezultatą, o neįsibarstydami, tai nieko nebus. Jeigu paimsi vinį ir tu įdursi į medinę sieną, tu greičiausiai jį ir įdursi net ir rankom kažkiek. O todėl, kad jisai smailas ir plotas pasipriešinimo mažas, tu kryptingai visą savo energiją, svorį visą panaudoji kryptingam darbui ir tu net gali vinį įsimeigti į medinę sieną. Bet jeigu tu delnu ten bandysi arba galvute įstumti sieną, nepavyks. Todėl arba mes susitelkiam ir veikiam kryptingai vieną liniją, su šansu pasiekti rezultatą, arba įsiblaškom eilinį kartą ir išnykstam kaip dūmas neblaškomas vėjo. Taip, kad bet kokis bandymas, šalutinės iniciatyvas šiuo metu organizuoti, inicijuoti, tai yra tiesiog nusikaltimas, paprasčiausiai. Tai yra arba bedieviškas naivumas, bet ten nepilnamečių nėra, atrodo, jau visi suaugę. Tai atrodo, jo, žmonės atrodo, kaip suaugę. Jau bandė kelis kartus tą daryti. Ir kaip galima daryti tą patį ir tikėtis kitokio rezultato. Tai reiškia, vis tiek, kažkur, matai, yra tenai. Tai. Žmonių prigimtis būna tokia, kurie, sakau, yra toks memas kažkada vaikščiojo. Reikia kažką daryti. Su klaidom parašytas. Reikia kažką daryti. Ir kažką ne per Ž, o per Š. Reikia kažką daryti. Tai man va šitos iniciatyvos šalutinės primena, reikia kažką daryti. Yra tokie žmonės, kurie sako, ačiū Romai, už siūlymą nieko neveikti. Yra ir tokių personažų. Taip, kad aš siūlau daryti, bet daryti kryptingai, prasmingai, siekiant konkretaus rezultato, o ne daryti vardan daryti. Ir išsikeliant tikslą, kurį galima pasiekti. Taip, kad galima patikrinti, ar tai buvo pasiekta ir ką dar daryti, kad pasiekti. Konkretų darbą dirbam, o ne... Jo, tai prisigalvoja tokius grandiosinius dalykus, kuri logiškai atsisėdus reikia belekiek resursų, belekiek žmonių, belekiek laiko. Ir, argi jie nemato, kad tai neįmanoma. Tai kam daryti tai, kas neįmanoma, jeigu galima pabandyti nuo mažų dalykų. Bet nežinau, kas čia gigantomanija kažkokia ar kas čia. Nežinau, čia ašgi ne psichiatras, aš negaliu diagnozuoti. Aš galiu įtart ar neįtart, tai nieko nereiškia. Ne čia reikalas. Reikalas toks, kad nereikia blaškyti žmonių energijos beprasmiškai. Aš žinau, kas buvo žemės referendumas, kiek tai žmonėm energijos ir sveikatos kainavo ir aš jokios referendumo iniciatyvos nesiruošiu nei palaikyti, nei inicijuoti anksčiau, negu būsiu maždaug tikras, kad žmonės į jį ateis. Žemės referendumo didžioji bėda buvo tai, ką mes užsidavėm, užsiplanavom, mes įvykdėm, mes surinkom parašus. Toliau viskas turėjo eiti pagal įstatymus, juridiškai teisėtai, jeigu jie būtų laikėsi įstatymų. Tas referendumas turėjo būti paskelbtas su Europarlamento ir prezidento rinkimų data, kad jis buvo nukeltas į velniai žino kur, į šito, kieno ten tokio atlaidai buvo, Petrinės atrodo tada buvo. Jie nukėlė tada, kada iš principo neįmanoma, kad kas nors ateitų, tai padėkokime mūsų išrinktajam Seimui, svolačių krūvai, padėkokime išrinktiesiems, niekšai.
Tai jeigu konstitucija sako, kad svarbiausi tautos ir valstybės gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, niekas neturi teisės trukdyti tautai pareikšti savo valią. Tai vat nukelimas referendumo į laiką, kada negali žmonės iš principo susirinkti, tai yra pažeidimas konstitucijos. Jeigu suverenas yra tauta, tai valstybės tikslas sužinoti tikrąją tautos valią. Vadinasi, ne tik, kad nedrausti ir negesinti, o visaip turi skatinti ir palaikyti tam, kad valstybė sužinotų, kokia yra tikroji tautos valia. Taip sako konstitucija. Skaitykit konstituciją, žmonės. Prasmė referendumo, kad būtų išaiškinta tikroji tautos valia. Nes valstybė turi priklausyti mums pagal konstituciją. Ir kiek aš atsimenu, jūs ten prieš pradedant tą parašų rinkimą, jūs dirbat beveik 3 metus. 3 metus mes ieškojom žmonių, kurie galės rinkti parašus. 3 metus mes skelbėm, kiek galėjom, informavom ir informavom vos ne pogrindyje. Nes jeigu būtų sužinojus suinteresuota grupė, jie galėjo tą patį referendumą tokiu pačiu pavadinimu užregistruoti kitą grupę, kuri veiktų taip, kad nebūtų surinkti parašai. O mūsų tikslas buvo suspėti laiku, kad jeigu viskas būtų daroma pagal įstatymą, mes per 3 mėnesius surenkam parašus, pateikiam, yra laikas, per kurį VRK turi patikrinti, yra laikas, per kurį Seimas turi patvirtinti datą ir visą kitą. Ir mes tada spėtume, kai sykės į Europarlamento ir prezidento rinkimus ir tikimybė, kad referendumas bent jau būtų įvykęs, kad būtų 50+1 balso teisę turintis, buvo. Tai padėkokime mūsų valdžiai, kuri padarė viską, kad to neįvyktų. Vadinasi, jie padarė viską, kad tikroji tautos valia nebūtų sužinota. Tai kas čia veikia prieš tautą? Klausimą, aš nieko neteigiu, aš tik klausiu. Tai va, tai būtų logiška, ne, pasibandyti, pabandom tą 50 000, pasitikrinam pajėgas, jeigu atmes Seimas, gerai, tada matysim, kiek mes turim. Ką daryti toliau? Tai būtent tada galim ir pagalvoti, jau bendrai dirbant, renkant tos parašus, susidarys kažkokios tai grupės, kažkokie koordinatoriai tam tikrose regionuose ir galima tikrai užsukti kažką tai rimto. O ne tai, kad susirinko babaužių komanda kažkokia Seime, ten prisiklykavo, prisiriekavo neadekvatų žmonės ir paskui sako, jungitės prie mūsų. Kas norės jungtis prie bepročių? Matai, vat šito mitingo, kuris buvo dabar Rotušės aikštėje, ne, skirtumas nuo šeimų maršo mitingo, kad šeimų maršo metu, tuo metu, tarp kitko, vyko referendumas dėl 100 000. Parašai rinkimas. Jeigu tuo metu, kai buvo susirinkę dafiga žmonių, būtų pasakyta, kad renkama iniciatyva ir visi žmonės, kurie nori prisidėti, ateina duodat koordinates arba jeigu yra lapai pasirašot, tada tą mitingą aš vertinčiau pozityviai, nes buvo konstruktyvu. Būtų buvę. Bet to nebuvo. O šiuo atveju, dėl NT turto, buvo galimybė žmonėms pasirašyti, tai reiškia tie žmonės, kuriems ne tas pats ir kuriems svarbu ir kurie jaučia atsakomybę ir už save, ir už Lietuvos ateitį, yra koordinatės jų paštai. Tai čia yra esminis dalykas, kad tie žmonės nesusirinko ir nepaklausė ir nepasakė gražių šūkių ir lozungų, bet žmonės yra, jie nepabėgo, jie nedingo. Tai yra labai gerai ir tai yra labai pozityvus daiktas, kad tai buvo netuščias mitingas vartant mitingo. Tai yra žmonės, kurie nusiteikia tęsti mintį toliau ir jeigu jie čia atvažiavo, kas iš Žemaitijos, kas iš kur, kas autobusais, tai reiškia jiems ne tas pats. Tai mes turim aktyvius, pilietiškai sąmoningus žmonės. Mums trūksta sąmoningos politinės tautos, tiesiog. Nes yra krūva žmonių, kurie sako, aš politiką nesidomiu. Nu, jie turi teisę tokiais būti, bet šičia buvo galimybė bent tuos, kuriems ne tas pats ir kurie domisi politiką. Tai jie, kadangi davė savo paštus, tai yra tikimybė, kad galima jau dirbti toliau, kažką kryptingai veikti, gauti atbulinį ryšį
tarp idėjų, galima bendrauti, galima suburtos kažkokius čiatus pokalbinius, galima koordinuotis ir tęsti mintį toliau kryptingai neįsibarstant. Ir tai ten yra tikrai, aš žinau, kitus žmonės, kurie kartu su Šimaičiu organizavo mitingą ir tikrai labai faini žmonės. Tai nėra vien Šimaitis. Nori parodyti visiems, kad va, čia tik Šimaitis, čia nori jisai garbės vienas pats. Gali bet kas prisijungti prie šitos chebros. Nu, tai viskas yra. Aš jo pavardę miniu tik todėl, kad visi žino, kad jis ten buvo, stovėjo, sklaidėsi ir šnekėjo. Nu, jisai kaip šito proceso vėliava. Būtent. Bet kad ne vėliava mūšius laimė, o kariai laimė, tai yra irgi faktas. Bet vėlgi iš kitos pusės, jeigu atimsi vėliavą, tai žinok, dalinys išformuojamas. Tai vat, čia yra taip, patinka, nepatinka, bet yra kol kas taip ir reikia kryptingai dirbti šitą linkmę tam, kad Seimo mūsų, kas yra ministras, tai yra tarnas. Tarnautojai, jūs esat ne ministrai. Davai lietuviškai kalbam. Jo, nes jie nori vadintis valdininkais. Kokie jūs valdininkai? Jūs tarnautojai. Taip, mes esam jūsų darbdaviai, jūs esat mūsų tarnautojai ir niekaip ne kitaip. Išskyrus tuos, kurie į Seimą pateko per sąrašus traukinukus. Vat jūsų darbdaviai yra jūsų partiniai bosai. Vat jūs nuo tautos nepriklausot. Todėl jūs priiminėjat kvailiausius įstatymus ir stuvėt kvailiausias iniciatyvas, nes jums ant tautos giliai zin. Nes jūs nuo tautos nepriklausot ir jūsų ten neturi teisės būti. Nei vieno sąrašinio. Valstybė suverenas tauta ir savo suverenę galę realizuoja per savo demokratiškai išrinktus atstovus. Jūsų niekas nerinko. Jūsų ten negali būti. Jūs mūsų neatstovaujat jokių kampų. Va tokia šventa evangelija. Tai pabaigai dar kartą grįžkime prie konstitucijos, kad tai yra mūsų pagrindinis ginklas ir įrankis prieš korumpuotus tos tarnautojus, kurie nenori dirbti mūsų labui. Ir kad mes galime visur eiti su jie, mes galime ar turėti spausdintą kopiją, ar telefonę atsidarius, parodyti, va, čia yra konstitucijoje parašyta taip, jūs elgiatės kitaip. Kame reikalas? Taip. Mes galim jūs patraukti atsakomybę už tai. Konstitucijai aiškiai parašyta, kiekvienas, tai reiškia aš ir Viktoras, kiekvienas turi teisę ginti savo teises, remdamasis konstituciją. Aš nežinau, ar yra įstatymai, galintys padėti realizuoti, man neįdomu. Konstitucija yra aukščiausias ir tiesiogiai taikomas teisės aktas. Ir jeigu jūs neturit mechanizmo, kokiu būdu aš tai galiu realizuoti, faktiškai savo teisę, aš ją galiu bent deklaruoti, remdasi konstituciją. Ir nieko daugiau. Ir brangieji, jūsų problema yra, kad jūs nesilaikot konstitucijos. Jūsų problema, kad jūs ją interpretuojat ne taip, kaip tauta ją supranta. Jeigu jūs bandot straipsnį konstitucijos apie šeimą, ten išaiškinti, kad ten galimi ir negalimi. O kad negalimi, jūs paklauskite tautos, kuri konstituciją priėmė referendumą, kaip tauta supranta savoką šeimą. Va dabar paklauskite. Ir tauta jums pasakys, nes konstituciją priėmė tauta referendumu. Ir jūs paklauskite, kaip tauta supranta, ne jūs kaip suprantat. Kaip jūs suprantat, man neįdomu. Kaip tauta supranta šituos dabar galiojančius konstitucijos straipsnius be jūsų interpretacijų. Ir gausit atsakymą. Konstitucinio teismo pareiga pagal konstituciją kontroliuoti, kad Seimo priimami teisės aktai neprieštarautų konstitucijai. Ne jūsų prerogatyva aiškinti konstituciją, kaip ją reikia suprasti kažkam. Jūs paklausit, kaip tauta supranta tos konstitucijos straipsnius ir jie jums paaiškins. O jūsų reikalas žiūrėti, kad Seimo priimami sprendimai neprieštarautų konstitucijai, kurią tauta priėmė visuotiniu referendumu. Tiek šventos evangelijos. Ką, Romai, tai kad dar galim paraginti žiūrovus nueiti į atoveiksmis.lt. Ten galima... Kas neprisiregistravo, prisiregistruokit. Galite įsirašyti tik tai savo elektroninį paštą. Taip, koordinatės, kad būtų, kad į paštą galima būtų siūsti informaciją, ką darom toliau. Taip, tai pagreitins procesus. Taip. Ir jūs nepasimesit ir žinosit, būsit kurse, kas darosi. Ir reikia bandyti, kas belieka. Mes privalom.
Jeigu ne mes, tai kas? Taip. Ir jeigu ne dabar, tai kada? Ką, Romai, ačiū, kad atvykai. Ačiū, kad pakvietei. Iki kito karto. Iki. Šiandien Triušio urve lankėsi Romas Kaulinis. Ačiū, kad žiūrėjote ir praleidote laiką kartu su mumis. Tikiuosi, sužinojote kažką naujo ir pamatėte mus supantį pasaulį kitų kampų. Laukiame jūsų komentarų, pastabų bei konstruktyvios kritikos. Prenumeruokite kanalą, spauskite patinka, pasidalinkite su draugais bei artimaisiais. Sekite Baltą triušį 77 YouTube ir Facebook platformose, kuriuose pirmieji išvysite naujausius epizodus bei trumpus video. Iki kito pasimatymo Triušio urve.